Sveiki, aš esu Gabrielė Tiškevičiūtė, mokausi Kauno kolegijoje, technologijų fakultete, studijuoju maisto technologiją. Labai mėgstu iš tikrųjų gaminti, tai darau maždaug nuo 5 metų. Manęs to praktiškai niekas nemokė, bet įgijau tokius įgūdžius savaime. Sveika ir 3 klausimai tau. Ką valgai pusryčiams? Labai daug. Iš tikrųjų mėgstu labai daug vaisių ir jogurto. Geriu arbatą, žalę, kad tonizuotų visą dieną, nes kava mane labai dažnai migdo. Tokie mano ir pusryčiai būna. Gerai, antras klausimas. Kiek kartų per minutę plaukdama 3 metrų per sekundę greičiu pavesda gulbė? Žiūrint, ką gulbė valgė. Ir trečias klausimas. Ką darysi, jei laimėsi pirmasis tavo darbas? Pirmiausia, tai šoks iš laimės. Iš tikrųjų, pirmas darbas laimėjus Kauno kolegijos veidą. Net nežinau. Labai suktas klausimas. Tikriausiai neužriesiu nosies, kai būna, kai kurie laimėtojai tai padaro. Su jais būna paskui labai sunku bendrauti. Ta prasme, vis tiek draugai išlieka draugais ir prieš juos nereikia ten kelti nosies. Gerai, dėkui tau. Ačiū.